Kai Kristų priimate į savo gyvenimą, jūsų gyvenimas nušvinta, labiau nušvinta. Jūs matote, koks jūs esate iš tikrųjų. Jeigu pastebit kažką nedoro savo gyvenime, Kristus tikrai mylintis ir geras, kad jūs priimtų, išklausytų ir atleistų visas jūsų kaltes, nes jis yra šviesa ir meilė. Taigi, krikščioniška adventistų bendruomenė sveikina jūs su artėjančiom šventėm, su artėjančiu Kristaus gimimu. Nors Kristus jau senai yra gimęs prieš 2000 metų, jis yra gyvas danguje ir užtarė kiekvieną iš mūsų prieš savo tėvą, o čia palikęs yra savo vietininką šventąją dvasią. Todėl šiandieną mūsų nusimato programa, pas mus atvyko Robertas su žmonelė Eglė iš Kazlų Rūdos. Žinote, kur Kazlų Rūda? Kazlų Rūda tolokai yra? Žinot, ar ne? Ten, kur geležį kasa. Ten, kur medienos labai daug. Taip. Jo, jeigu norėsite pagrybauti, tenais ir uogų yra, didžiulis miškas Kazlų Rūdos, važiuokite, pailsėkite. Tai va. Taip pat aš atvažiavau, Rimantas, o čia mano žmona Vilma, tai mes atvykome iš Kėdainių, mes patys iš Kėdainių ir ne vieną kartą čia jau esame, taip kad malonu ir jūs čia pamatyti kartu. Todėl šiandien nusimato toks renginukas, kad Robertas pagros, o Eglė unikalių balsų atliks nuostabes giesmes belaukiant tų švenčių. Ir intarpais aš pasidalinsiu su jumis apie 3 brangias vertybės, kurias čia būtent uždegsiu kiekvieną kartą, kai kalbėsiu, po vieną žvakę uždegsiu, tos vertybės pamokys mus svarbiausių gyvenimo dalykų. Jūs esate nuostabus šiandieną visi ir ačiū, kad jūs esate, paplokite patys savo. Na, o dabar, kad mūsų širdis labiau pražystų, norėčiau pakviesti šią brangią porą. Sveiki visi. Malonu jūs matyti šį kartą, tai daugiau negu praeitą, man atrodo. Tai labai malonu jūs matyti ir va mes su žmona savo giedam giesmes, esam krikščionys ir Rimantas šiandien pakvietė mus irgi pagiedoti giesmes jums. Ir mes su žmona irgi kažkaip tai gyvenime giedam giesmes ir važinėjom ir tokiuose renginiuose dalyvavom. Ir kažkaip tai mes, nes nėra tai, kad mes važiuotume čia pasismagyti ir jūs pasmagyti. Na, aišku, čia irgi yra dalis tiesos, kad smagu girdėti gyvą muziką. Bet iš tikrųjų mes atvažiuojam giedoti su tam tikra žinute, su žinia. Ir jūs įsiklausykite į tais giesmes ir jūs išgirsite sausiais giesmėse irgi žinutę. Aišku, Rimantas turi žinutę jums papasakoti ir mes taip pat padainuoti tam tikrą žinią. Tai paklausykite giesmių. Jo, ir man visą laiką giesmė tai yra tokia dviguba malda. Labai gera giedoti, gera dovanoti tai, ką Viešpats man įdėjęs. Ir šiandien pirmoji giesmė bus būtent ir kaip Jėzus mus myli, kaip Dievas mus myli, kad jisai atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų mirti už mūsų nuodėmes. Ir kaip Rimantas sakė, šiandien jisai sėdi Dievo tėvo dešinėje ir užtaria mus. Ačiū Jėzui ir ačiū Dievui, kad jis taip myli žmogų. Jėzus mus taip myli, kad paliko dangų, gimė nuodėmių pasaulį, kad atpirktų mus. Nors ir nuodėmingi, bet jam esam brangus ir kiekvienas su Dievu laimingas amžiais bus. Jėzus mirė, kad nuimtų mus pačių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, grąžintų į namus dangaus. Tad kodėl priimti Jėzaus nesiryžti, o nejaugi tu jo meilės dar nesupratai?
argi veltui Kristus ant Golgotos kryžiaus savo kraują už tave išliejo nekaltai. Jėzus mirė, kad nuimtų mus kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, vėl tave grąžintų į namus dangaus. Jis pasiaukojęs mus visus atpirko, sumokėjo tokią didžią kainą už tave. Atpirkimo džiaugsmą, kodėlsi patirti, jau seniai tavęs jis laukia grįžtant pas save. Jėzus mirė, kad nuimtų mus kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, vėl tave grąžintų į namus dangaus. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė. Pagarbinkim Dievą, valdovą dangaus, kūrėją visatos ir žemės žmogaus. Jo rankose visą pasaulį pulkai, likimai žmonių ir žvaigždynų takai. Jam garbė, tesėlies iš širdies, jam garbė, amžinai teskambės. Pagarbinkim Dievą, pilni pagarbos, osana kūrėjui visi tekartos. Pamilo pasaulį kūrėjas kilnus ir atsiuntė sūnų, kad gelbėtų mus iš pykčio, pavydo ir keršto purvų, kad būtų ramybė, taika su Dievu. Jam garbė, tesėlies iš širdies, jam garbė, amžinai teskambės. Pagarbinkim Dievą, pilni pagarbos, osana kūrėjui visi tekartos. Nors dūsauti tenka dar žemės kely, bet būkime kantrūs, viltis netoli. Mūs laukia ramybės buveinės seniai, dangui paruošti amžinieji namai. Jam garbė, tesėlies iš širdies, jam garbė, amžinai teskambės. Pagarbinkim Dievą, pilni pagarbos, osana kūrėjui visą tekartos. Dabar norėčiau pakalbėti apie pirmąją vertybę ir tai yra tikėjimas ir aš uždegsiu pirmą žvakutę. Tūkstantis 947 metais buvo atliktas toks tyrimas, skaičiuoti žmonės Betliejuje. Ir 85% Betliejuje buvo krikščionys. Įsivaizduokite, 85%. Jeigu yra, tarkime, 100 000 žmonių,
tai 85 000 yra krikščionis žydų žemėje. Bet dabar, praėjus daug metų, 2017 metais buvo atliktas tyrimas ir paskaičiuota, kad beliko tik vos 10 procentų krikščionių Betlėjuje. Dėl karinių konfliktų, dėl ekonominės krizės, dėl draudimo keliauti po vakarų pakrantę. Žmonės ėmė kitur ieškotis geresnio gyvenimo. Bet žinokite, aš pasidomėjau, kad pasaulyje sparčiai nyksta tikėjimas. Ateis laikas, kai jau niekas nebetikės Dievu. Kai jau sakys tai tenais, ką tu čia, silpniesiems yra tikėjimas Dievu. Nyksta, mylėjai, tikėjimas. Jūs dar turite išsaugojusi va čia širdėtą tikėjimą. Ir mes dar stengiamės iš visų jėgų. Bet kas laukia mūsų vaikų? Ir Evangelijų pagal Luką aš randu žodžius. Jėzus sako, kai aš sugrįšiu antrą sykį, ar aš berasiu tikėjimą šioje žemėje? Ar apskritai berasiu? Štai yra nuostabi istorija, kurią norėčiau su jumis pasidalinti, papasakoti. Yra toks įvykis nutikęs, plaukia laivas vandenynų. Kažkas galbūt iš jūsų esat plaukę jūroje, nežinau. Bet vandenynai dar galingesnės bangos, didesnės bangos. Na ir užėjo baisi audra. Baisi audra. Ta laiva mėto į šonus ir bangos semia jį, jūreiviai laksto, bando gelbėtis tenais, tvarkytis ten, prižiūrėti, kad tas laivas neapvirstų, pergyvena visi. Ir nubėga į apačią, ten į apatinį denį, atidaro duris, ten yra mergaitė, tokia viena mergaitė, toje kajutėje, atidaro jūreiviai ir žiūri. O jinai tokia rami, savo žaidžia su lėlyte ir klausia jos, kodėl tu nepergyveni, kodėl tu nešauki iš baimės, kodėl tu nedrebi, kai blaško bangos. O jinai sako, nes aš žinau, kad mano tėtis yra kapitonas. Ir jeigu mano tėtis kapitonas, jis pažadėjo, kad mes saugus grįšime namus. Aš juo tikiu. Tai mano tėtis. Todėl aš sau ramiai ir žaidžiu. Taip, ko man bijoti? Šiandien lygiai tas pats. Šiandieną pasaulyje galite matyti ekonominės krizės, galite matyti baises ligas, galite matyti karinius konfliktus. Bet jeigu jūs tikėsite savo Dievu iš viso širdies ir jo pažadais, kad jis jumis pasirūpins, globos, saugos, mylės, aprūpins, ko jums drebėti? Mylėjai, tai yra tikėjimą. Tai yra tikėjimo vertybė. Išsaugokite šitą tikėjimą. Niekam neatiduokite, neparduokite jo. Beje, jis yra nepaveldimas. Tikėjimą turi patirti kiekvienas žmogus savanoriškai. Aš kviečiu jūs išbandyti tą Dievą savo gyvenime, kuris duoda netrumpalaikį džiaugsmą, bet duoda ilgalaikį džiaugsmą. Štai yra istorija. Iš Evangelijos pagal Matą atrandu apie vieną šimtininką. Šimtininkas buvo pagonis, bet nutiko tokia istorija. Sugrįžus į Kafarnaumą prisiartino prie Jėzaus šimtininkas. Šimtininkas tai buvo 100 kareivių vadas. Tai romėnų legionai tokie buvo ir buvo 100 karių ir už juos atsakingas buvo vienas vadas. Taigi tas atsakingasis asmuo ateina prie Jėzaus. Tai ką jis dabar turėtų pasakyti Jėzui? Ramiai stovėt, žingsniuok Jėzau. Ar taip turėtų sakyti Jėzui? Pažiūrėkime. O jisai sako, viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Pirmas dalykas, kurį čia atskleidžia, kad šimtininkui vadui rūpi tarnas. Tarnas rūpi. Tai jis nebuvo aikštingas, jis nebuvo toksai, pasikėlęs, kuriam niekas nerūpėtų. Jam rūpi tarnas. Reiškia, jis yra tikrai žmogiškas ir jautrus žmogus, kitos skausmui. Jėzus jam tarė, einu, aš jį išgydysiu. Oi, ne, palauk, sako šimtininkas. Ir man patinka, aš matau, ką jisai čia daro. Šimtininkas sako, tu nori ateiti pas mane ir išgydyti jį, tau to nereikia. Aš esu šimtininkas, aš esu karys. Aš žinau vieną dalyką, ką gali mano žodžio gale.
Aš pasakau kariui, nueik, parnešk 5 ginklus. Jisai paklauso mano žodžio, padaro. Man nereikia eiti. Aš galiu pasakyti savo pasiuntiniui, kad pasiuntinys pasakytų tam tikriems atsakingiams kariams, ką reikia daryti ir jie tą padarys per nuotolį. Mano žodžio klauso. Jėzau, tu nori pas mane ateiti, nebūtina. Tu tark žodį. Pasakyk žodį. Aš nesu vertas, kad ateitum pas mane. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Ir šimtininkui Jėzus tarė, eik, tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Matote, koks tikėjimas? Tai yra tikėjimo vertybė. Jam nereikia, kad Jėzus ateitų ir kad jis pamatytų, kaip Jėzus ten uždeda savo ranką ant žmogaus sergančio. Jam to nereikia. Jam užtenka jo žodžio. Jėzaus žodžio. Todėl Hebrajams Paulius rašo, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti. Ir užbaigdamas, Jokūbo 2 skyrių paskaitysiu 5 eilutę. Paklausykite mano, mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę pažadėtą įmylintiesiems? Taigi, mylėjai, tas, kas turi tikėjimą, turi turtą, o jeigu tu turi tą tikėjimą, tu paveldi karalystę. Negalvokite, kad šitas gyvenimas yra vienintelis. Negalvokite. Jūs esate per daug nuostabus. Žmogus nuostabiai yra sukurtas. Pradedant nuo akies, užbaigiant kraujagyslėm, nervais, ten smegenų funkcija, nuostabiai esate sukurtas. Ir Dievas kiekvienam nori dovanoti amžiną gyvenimą. Todėl turite tikėjimą, turite paveldą amžiną gyvenimą. O dabar tęskime paklausyti toliau nuostabių giesmių. Dangaus sūnus, jo vardas Jėzus, atėjo čia, gyvent ir mirt, kentėt už mus, atleist mylėti, o tuščias kapas sako man, kad gyvas Tik skrybėlės turbūt reikėtų. Ką šitos giesmės žodžiai yra
labai tokie jautrūs ir iš tikrųjų Dievas mus, atrodo, milijonai, kaip Rimantas kalbėjo, milijonai žmonių yra. Ir Dievas įsirenka mus. Kažkuris tai pasirenka, nes Jisai mato mūsų širdis. Ir šito giesmė taip irgi sako, kad kodėl tu pasirinkai mane iš milijonų savų vaikų. Gerai. Kodėl tu pasirinkai mane iš milijonų savų vaikų, žinodamas, kaip klystu aš dažnai. Kaip tu atleidi man, užmiršdamas manas kaltes, mane išgelbėt sūnų tu siuntei. Dieve, kovoj, padėki tu man, kad sekčiau tavuoju žodžiu. Gyvenimą savo aukoju aš tau ir trokštu gyvent su tavimi. Žavėtas, kad toks didis Dievas pamilo mane, Jis trokšta palaimas išliet. Jo meilė tokia nuostabi, malonė tokia nuolanki, aš trokštu tai suprasti ir gailiu. O Dieve, kovoj, padėki tu man, kad sekčiau tavuoju žodžiu. Gyvenimą savo aukoju aš tau ir trokštu gyvent su tavimi. Uždegsiu antrąją vertybę. Ir tai yra viltis. Mes pakalbėjome apie tikėjimą, o dabar apie viltį. Mental Health Foundation atliko tyrimą. Ir jis labai baisus tyrimas. Kas esate silpnų nervų, tai galite išėti iš kambario, bet pasakysiu. Bet neikit, būkit čia. 1/3 žemės gyventojų jaučiasi beviltiški. 1/3.
jaučiasi beviltiški. Tai statistiškai iš čia esančių, jeigu čia mūsų, tarkim, yra 30 žmonių, tai 10 jaučiatės niekam verti, kad jūsų gyvenime niekas nepasikeis, kad jūs niekam nereikalingas, jūs esat našta ir jaučiat, nejaučiat laimės, gyvenimo džiaugsmą. Jūs nematote šviesos tolimoje ateityje. Ir štai tie mokslininkai sako, tokių žmonių yra 1/3 šiame pasaulyje. Sakykite, tai geroji naujiena? Kiek žmonių vartoja vaistus, todėl depresija viena populiariausių lygų. Ir aš daug pažįstu žmonių, kurie geria vaistus nuo depresijos, kurie spaudžia juos, kur nebesugeba įžvelgti tamsumoje šviesos, nes neturi vilties. Todėl antroji vertybė apie viltį, jinai labai reikalinga yra. Labai reikalinga ji. Ir šventame rašte aš atrandu 3 tipų viltį. 3 tipų viltį. Ir viskas sugalvota, pasakyta išmintingiausio žmogaus, kuris tik buvo žemėje, Saliamono. Karalius Saliamonas, kuriam Dievas davė ypatingą išmintį. Ir Patarlių knygoje jis paminėjo 3 viltis, galimas viltis. Taigi pirmoji viltis, kurie jis kalbėjo, tai Patarlių knygoje randu 11 skyriuje, 7 eilutė. Nedoro žmogaus viltis pražuva su mirtimi ir į turtų sudėta viltis nueina niekais. Tai yra netikinčio, nedoro žmogaus viltis. Čia yra vienas iš tipų. Ir kokia tai vilties forma? Tai vilties dėjimas į gerbuvį, į turtus. Aš noriu apsirūpinti. Ir man bus viskas gerai. Aš į karjerą dedu savo visas viltis, nes tai atneš man gyvenimo prasme. Aš stengsiuosi puoštis, kad gražiai kitiems atrodyčiau ir mane vertintų. Aš daug dirbu, kad banke turėčiau kuo daugiau pinigų. Bet raštas sako, šita viltis, kurie jie deda, jinai kartu iškeliauja su tuo žmogumi į kapą. Ir baigėsi viltis. Tu viltį turėjai statytis namą, statėjais ir sakai, aš gyvensiu čia laimingai. Pažįstu šeimas, kur skiriasi turėdami 300 000 vertės namus. Ir abudu statėsi. Vyras remontavo rozetę, šviestuvus kabino, žmona dažė sienas, susikibę rankomis buvo. Po 10 metų išsiskyrė ir kur ta viltis? Kad jie laimingai ir ilgai gyvens kaip princas su princesė. Mylimieji, žmonės baigia mokslus, didžius mokslus, leidžia didžiulius pinigus, mokos visą gyvenimą. O kas žino, gal jam beliko gyventi tik tai metus, 2. O gal jam bus infarktas, gal bus insultas. Jis deda viltis į viską. Šioje žemėje jis kūrė savo gyvenimą čia. Ir viltis jam yra tol, kol jis yra gyvas. Todėl tai vadinama neteisėjo, nedoro žmogaus viltis. Yra jai trumpalaikė. Tik tol, kol gyveni čia. Antroji viltis, apie kurią jis kalba, 13 skyriuje, 12 eilutėje. Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis. Atidėta viltis. Mylėjai, ar girdėjote tokį pasakymą? Aš visada suspėsiu. Aš jaunas. Jūs tikite Dievu? Sakysite, tikiu. O man tik tais 25 metai. Aš suspėsiu. Kai aš būsiu 70 metų, o tada aš ateisiu ir paklupėsiu. Kamputėje prieš Dievą susitaikysiu su juo ir Dievas sakys man, prašau jam amžinybę. Todėl aš čia pabaliavot norėsiu. Aš norėsiu narkotikų pavartoti, merginų daug turėti, tralivalį pašokti, ar ne, patirti gyvenimo džiaugsmą, o senatvėje aš atidedu tą viltį į senatvę. Tada aš ateisiu ir viskas. Bet šita viltis, sako Saliamonas, susargdina tave. Susargdina.
Jis turi viltį, kad dabar aš susitvarkysiu gyvenimą taip, kaip aš noriu, o pagyvensiu dėl savęs. Scenarijus susiklosto blogai. Vilties kaip nėra, taip ir nėra, nes tu nežinai, kas bus tavo senatvėje. Žmogus taip pripranta prie savo tokio gyvenimo, kad jam jau ir Dievo nebereikia, ir jėgų nebeturi kreiptis į jį, ir neturi net pagrindo suvokti, kas yra Dievas. Ir ta viltis jam iš tikrųjų netneša to džiaugsmo. Juk pastebėkite, žmonės, turtingų žmonių, milijonierių vaikai, dažniausiai narkomanai yra. Dažniausiai yra didžiuliai mergišiai, nesuvaldomi, maištininkai. Atrodo, kodėl? Juk jis visko turi. Iš tikrųjų, tai laimės netneša. Todėl Saliamonas ir pasako apie trečiąją viltį, kuri iš tikrųjų yra gyvybinga. Ir apie tai randame 10 skyriuje Patarlių knygoje, 28 eilutėje. Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą, o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais. Taigi teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą. Ši vilties forma, jinai neša džiaugsmą ilgalaikį. O štai neteisiųjų viltis yra trumpalaikė. Man tikrai viskas bus gerai. Aš tikrai patirsiu pasitenkinimą, gyvenimo džiaugsmą, bet jinai yra trumpalaikė. Paskui jisai grįžta namo, atsipeikia ir jisai jaučia širdie tuštumą. Yra pora, kuri myli vienas kitą, atrodo, ir deda viltis. Va, mano vaikinas labai populiarus. Pasižiūrėkite, Holivudo žvaigždės skiriasi, muzikos žvaigždės skiriasi, sportininkai irgi. Pinigai neatneša laimės. Atrodo laiminga pora. Bet teisiųjų viltis, kad jie turi viltį, tikėjimo viltį apie ateinantį jų gelbėtoją kūrėją, apie tai, kad jisai nuves juos į tikrąją jų tėvynę, tai suteikia ilgalaikį džiaugsmą ir viltį. Ir ta viltis yra pastoviai. Ir kai ateina paskutinė akimirka, senatvė, tarkim ar ne, ir žmogus prieš mirtį pasako savo paskutinius žodžius ir sako, žinote ką, aš visą gyvenimą buvau laimingiausias žmogus ir žinau, kad man numirus, mano gyvenimas tęsis toliau. Mane prikels tą dieną, kai Jėzus ateis ir aš gyvensiu su jam žinai. Tai yra mano viltis. Todėl tą viltimį aš gyvenau ir esu laimingas. Ir tai buvo ilgalaikė viltis. Aš noriu jums palinkėti, kad jūs turėtumėte tą ilgalaikę viltį, kad būtumėte ramus. Atsitiks kokia nelaimė, jūs žinote, kad jūs galite glaustis prie Dievo. Serga kas nors, melskitės už tą žmogų ir tikėkite, ta viltis palaikys. Padrasinkite vieni kitus. Tai yra vilties vertybė ir ją reikia saugoti.
Tas vaikelis nuostabus, tas palaimingai miega, kam angelų šventų pulkus į žemę siuntė Dievas. Karalius jis dangaus, išgelbėtojas jis žmogaus. Jam gieda angelai, skubėkit jį pagarbinti. Dėl tvartelyje kukliam karalius rado vietą, nejau pasiūlyt šiandien jam, tu nieko negalėtum. Karalius jis dangaus, išgelbėtojas jis žmogaus. Jam gieda angelai, skubėkit jį pagarbinti. Ten mūsų širdys bus vieta, pati mieliausia Kristui. Ten auksas, smilkalai, malda, aukokim Jėzui viską. Karalius jis dangaus, išgelbėtojas jis žmogaus. Jam gieda angelai, skubėkit jį pagarbinti. Na, o dabar patys atspėkite, kokia nusimato trečioji vertybė. Kaip? Sakėt meilė? Vo. Mane išmokė tą ženklą daryti vienas toks senjoras, 85 metų, kuris buvo nesuvaldomas visus metus. Giminaičiai tiesiog nenorėjo nieko bendro su juo turėti. Jį vadino šėtono vaikų. Ir suaugęs kai buvo, jisai buvo tiesiog žmogus, kuris, tiesiog užgauliodavo kitus, tikras buldozeris. Visas gėlytės tiesiog užžardavo, beje, jisai su Staliniecu ir dirbė, su buldozeriu buvo. Ir artimieji paprašė manęs: Rimantai, gal tavo nuostabi šypsena, gal tavo meilė, Dievo gerumas skleidžiamas per tave, gal jis sušildys ir prieš mirtį jis gal pasikeis. Kai aš atėjau pirmą kartą pas jį, jisai pasakė: tu velnio vaikas. Ko čia atėjai? Aš galvoju, čia bus rimtas reikalas. Mane niekas taip nevadino. Tai va, bet žinote, po kelių metų, jam dar nežinant, kad jis jau mirs, jis tapo toks nuostabus žmogus. Jis suminkštėjo kaip niekada anksčiau. Ir visą laiką sakydavo, kai aš pasakodavau apie gerumą, apie meilę, apie atleidimą kitiems, jam taip gerai, jisai ašaromis maldavo Dievo atleidimą jo gyvenime. Ir mirė. Ir aš tikiu, kad jisai mirė susitaikė su Dievu, susitaikė su artimaisiais. Ir ačiū Dievui, kad turėjau progą su juo pabendrauti. Todėl šiandieną vertybė yra apie meilę. Brangieji, vienas žmogus sapnavo sapną, kurį norėčiau papasakoti. Kartą vienas žmogus sapnavo sapną. Sako jisai: ėjau smėlėtą pakrantę. Prieš mano akis prabėgo gyvenimas kaip filmas. Norėtumėte jūs, aišku, pamatyti tą savo filmą gyvenimą nuo pradžios iki galo. Ir jis susapnavo: per mano akis pralėkė mano gyvenimas kaip filmas. Mačiau savo pėdas smėlyje, o šalia manęs Kristaus pėdas einančias. Ir kai prieš mus praplaukė paskutinis kadras,
Jisai sako, aš pažvelgiau atgal ir pamačiau, kad tik tai beliko tik viena porų pėda. Ne kad 4, žinot, pėdos, bet 2 pėdos. Ir va būtent tai nutiko pačiais sunkiausiais gyvenimo momentais. Tai man buvo nesuprantama. Ir aš atsisukau į Kristų ir pasakiau, tas žmogus sako, kuris sapnavo, Jėzau, kai aš ėjau paskui tave, aš viską tau pavedžiau, o tu pažadėjai, kad manim pasirūpinsi sunkiausiais gyvenimo momentais, kad tu būsi su manimi. O dabar sunkiausiais gyvenimo momentais aš likau vienas. Tu ėjai šalia manęs, tavo pėdos buvo, bet kai man buvo sunku, beliko tik mano pėdos, o tavęs nebėra. Kodėl tu mane palikdavai būtent tada, kai manęs labiausiai reikėjo? Kai man tavęs labiausiai reikėjo? O Kristus paėmė jo ranką ir sako, brangusis draugė, aš niekada tavęs nepalikau. Ypač tomis minutėmis, kai tu pavargdavai ir kai tau reikėjo pagalbos. O štai pėdos, kurios tu matei, tai ne tavo, tai mano pėdos. Ir aš tave nešiau ant savo pečių, kai tau buvo be galo sunku. Mylėjai, kai jūs dedat savo viltis į Dievą, sunkiausiais gyvenimo momentais, jis neša jūs ant savęs. Nes jūs vienas negalėtumėte panešti. Leiskite man jums paskaityti nuostabią istoriją, kuri man parodo tą tikrąją Dievo meilę. Tai būtų Evangelija pagal Joną 18 skyrių atsiversiu. Štai paskutinės valandos prieš Jėzaus mirtį. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Paskui Jėzų nusekė ir Simonas Petras ir kitas mokinys. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiuoju kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininkė ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui, ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė, o ne. Ten stovinėjo samdiniai ir tarnai. Dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogos ir šventykloje, kur susirenka visi žydai ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tada mane klausinėjai? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką aš jiems esu sakęs. Jam tai pasakius, vienas ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas, šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui. Jėzus jam tarė, jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa. O jei tiesa, kodėl tu mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė, ne. Ir vienas vyriausiojo kunigo tarnų giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė, argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė ir tai jau pragydo gaidys. Tada Jėzus pažvelgė į Petrą. Ir Petras graudžiai apsiverkė, prisiminė, kad Jėzus sakė, dar gaidžių nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Brangiai, šioje istorijoje aš matau nuostabią Jėzaus meilę. Atkreipkite dėmesį, kai Jėzus smogė į veidą, į tą šventą žmogų nekaltą, smogė kūrėjui, kūrinys smogė į veidą. Tuo metu Petras šildėsi prie laužo.
Jėzų mušė per veidą, kad jo mokiniai saugiai grįžtų į namus. Kad Petras negautų per žandą, Jėzus sutiko būti mušamas, kad tik tu eitum pas savo šeimą, pas savo žmoną, pas savo vaikus. Nepergyvenk dėl manęs, tau nereikės taip kentėti. Jėzų tardė visą naktį apie jo mokinius. Jie klausė, pasakyk, kur tavo mokiniai? Nes jie galvoja, mes to visus suimsime ir visus nužudysime. Taigi, jie tardė Jėzų visą naktį apie Jėzaus mokinius, bet Jėzus neišdavė. Kodėl? Kad jie turėtų ateitį. Juk Jėzus ne tas, kuris norėtų, kad žmonės kentėtų. Jėzų išvedė mirčiai, kad jo vaikai gyventų. Todėl Jėzus pasakė, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Ir štai paskutintas tekstas šiandieną, kurį norėčiau pasidalinti su jumis, 1 Korintiečiams 13 skyrius ir 13 eilutė. Bet prieš tai paskaitysiu jums, kas yra meilė. Štai ką Paulius sako. Meilė kantri. Meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Žinot, kaip mane mokė skaityti šitą tekstą, tam, kad meilė mane užaugtų. Galiu paklausti jūsų vardo? Natalija. Gražus vardas, labai pažįstu moterį vardu Natalija. Aš dabar parodysiu, kaip aš skaitydavau, kaip mane mokė. O jūs, kai išgirsite, pagalvokite, ar jūs tokie esate. Nes aš būtent įdėjau vietoj žodžio meilė savo vardą įdėjau, bet dabar aš dabar įdėsiu jūsų vardą. Gerai? Žiūrėkit. Natalija kantri, Natalija maloninga, ji nepavydi. Natalija nesidžiaugia ir nesididžiuoja ir neišpuiksta. Natalija nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Nepasiduoda piktumui. Natalija pamiršta, kas buvo bloga. Nesidžiaugia neteisybė. Su džiaugsmu Natalija pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi, viską ištveria. Ar tai kalba apie jūs, Natalija? Sakyčiau, iš dalies. Iš dalies. Bet dabar, jeigu jūs norėtumėt, kad tobulai būtų, įsidėtumėte Jėzaus vardą ir jūs gausite tobulą vaizdinį. Ir todėl Jėzus sako, nori taip mylėti kaip aš. Priimk mane į savo gyvenimą. Paruošk savo širdyje man namus. Ir tu pamatysi, ką aš tau atnešiu tavo gyvenimą. Tu iš tikrųjų mylėsi. Ir tai atneš tau gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo prasmę, viltį. Ir Paulius užbaigė apie meilę tą himną tokiais žodžiais. Taigi dabar pasilieka, ir jis rašo, dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia iš jų yra kas? Meilė. Meilė. Kaip ir čia, augalas vienas, stiebas vienas, ar ne, iš jų eina 3 žiedai, nuostabūs žiedai. Bet didžiausia iš jų yra meilė. Pagalvokite, kaip atrodytų pasaulis, jeigu pasaulyje vyrautų meilė. Štai šiandieną toks buvo renginys. Ir norėčiau jums palinkėti tikėjimo širdyje, vilties kiekvienam ir tas meilės, dieviškos meilės. Būkite laimingi ir sutikite ateinančią šventę prasmingai. Ačiū labai Emai, kad leido mums čia ateiti, irgi, kad surengė tokią nuostabią šventę. Ačiū personalui, kuris dalyvavote. Ačiū jums ir... O, jūs visi esate. Visi.